draugeliai. Du motociklai. Vienas bekelis, kitas plentinukas. Tikslas tas pats. Gerai ir smagiai praleisti laiką. Ir pažiūrėsime, ar senas storas motociklas dar turi parako. Kaip mums sekėsi, gero žiūrėjimo. Nauja diena, naujas projektas. Tu draugeliu šiandien. Vilienis. Sveiki. Sveiki. Sveiki visi. Tai va, Vilienį daviau Tenerę važiuoti, gal mėgujas. Šiaip turis tą mocą, bet sakau, imk Tenerę, varysim į Bekelę. Nes aš irgi su Bekelės motociklu, tai su BMW K1200 LT. Tai variuojam pakempinti. Žmona išleido Vilių. Padangos čia Enduro irgi. Padangos Enduro, jo tos. O, pats gazas. Enduros 7 žvirkelis ir 3 asfaltas. Nu ir varysim, pakempinsim, tai daiktų susidėjom, Lučio daugiausia, aišku, vietą užima, mėsytės, maistukas ir sustosim dar pakeliui pavalgyti. Toks ir tikslas, gerai praleisti laiką. Jeigu įdomu, prašoma, žiūrėkite, sekite. Nu ką, starteriukas. Na ką, jaunuoliai, judame? Kas tik? Stiklas pasididinam, posūkiai. Tai va taip ramiai ir važiuosim. Čia man su šituo yra dabar pirmas tripas, ilgai sustovėjęs labai projektas. Tai galvoju, varysiu su šituo vis tiek, vat, ilgai stovėjęs, gal 2 metus turime į kokius garažę, man toks milžinas stovėjo, šį sezoną prisiverčiau kažko imtis. Nu ir va, jis pagaliau važiuoja. Nu, kaip ir minėjau, BMW K1200 LT 2000 metų. Visas pavargęs, vat greivai, visa kita, ten vat panelė, bet važiuoja. Nežinau, ko tikėtis, dar davažiuosiu. Važiuojame 100 km nuo Klaipėdos. Tai va dabar va, tik iš Klaipėdos išvažiuojam. Ir va tikslas pasivažinėti, pakempinti, būsim per naktį, turim palapinės, turim cigarus, turim atsigerti, turim maisto. Pabėgsim nuo rutinos darbų. Patestuosim BMW, kol kas smagiai, o muziką galima jungti. O. Tai va, muzikytė groja, pavasaris, gražu, su draugeliu. Ir kadangi jisai labai ilgai stovėjo garaže, pas iš ko pirkau žmogaus labai ilgai stovėjo, tada aš nusipirkau, konservavau labai ilgai.
Tai reikėjo, ko paskui, kūro siurblį keisti, stabdžių šlangelės, iš guminių į armuotas, nes tos guminės bandžiau nusiorinti, nes cilindriukai nevaikščia pramankšinti. Tai tiesiog sprogo man, burbulas įsipūtė ir tai tiesiog pas meistrą armuotas uždėjom. Nu ir ką, ir važiuoja, o lemputė visokios tokios, bomba, panelė, grinai chuligankės. Autopilotai yra, o štiklas vat kelnojasi, pakyla, nusileidžia, šildomos rankenėlės, poskė labai įdomu, kaip pas Harlius, kaip pas BMW, vat į toj pusėj. Radija, va, veikia, yra, auks laidas įdėtas dabar, noriu pasimėgoti. Nu ir ką, 5 pavaros ir važiuoji, šiaip labai patogus. Kardanas. Neina dasivyt, chuligano. Pagrindinis. Nu, lūpa. Kas čia važinėsit vakarų Lietuvoje ir norit pavalgyti, tai vilkyčiai. Ir pavadinimas sotus vilkas. Žiauriai skanu, žiauriai kokybiška, kaina atitinka kokybę ir kiekį, kas mėgsta prisivalgyti, o ne tik pavalgyti. Nu, ko šio dėdė yra? Ko čia taip svirduliuojate, ką? Eina, Vitykę užsiimsi. Leiskite, prašau, susimildamas. Viskas gerai, atrodo, jaudinės ar kas čia jau? Nu, kaip po pertraukos senai nevažiavai, sakei? Nu, norėjau labai pajaust tą greitį. Nu, kiek paspaudai? 95? Jo, 95 buvo paspaudęs. Tai gerai. Ok. Greitas. Einam kepsniuko. Dalykom. Pasistiprinsim ir lyt pradėjom maros, ne? Biškai. Nu, bet kol kas moralė gera. Moralė. Neatrodo labai stiprus lietus, tai manau viskas gerai bus. Pasai kiauliena ar vištiena? Kiauliena. Kiauliena. Čia kiaulės žmogus yra pas mane vištiena. Padažas toks pats, žiauriai skanus. Skanaus mums ir iki. Skaniai pavalgėme. Sočiai. Dabar vakarą besinorės. Bet kol sulauksim, kol važiuosim, kol viską padarysim, iššalksim, manau, ne? Tiek norisi nealkoholinio alaus dabar. Nealkoholinio alaus norėtųsi jo dabar. Į mano kaimą važiuojam. Biškiu palinojo, bet dabar nebelyja. Tai tiesiog pravalgiam lietų. Judame toliau. Truputį bus bekelės, tai čia bus pats smagumas, manau. Nes padangos plentinės, tai nėra, tai čia tam sutverta, bet man jisai sveria 370. Padangos slikai. Bus įdomu. Šiliūtė. Sustojom, po dešinį suvartojam, nubėgi į miškelį, mes po vieną pasisojam. Va, biškai apsikeisim, duosiu su bambukiu pralėkti.
atrodo jie. Visai gražiai. Visai gražiai. Paukščiukai čiulba. Erkės bunda. Nu davai, sėsk. Toks sakau, jis labai atsargiai, čia jau toks nedaryk staigių judesių, taip viskai iš toliau, ramiau, toks flegmatikas šitas bamba. Čia jau su bėgimu? Jo. Čia starteriukas. Čia? Jo, starteriukas. O šilumas renkinėlės karkašiausiai sujungti. Ne, nereikia. Nu va, ir atsimatė, kai žeminė, ką sakiau padaryti. Čiučiut nu, jo. Ten nereikia kairiaumo. O Jėzu, ble. O Jėzu, nebemoka važiuoti su šito patento. Ai, kai lengvai. Čia toks low rideris. Kaip? Nu, panikiu, jau su šitos jaučiu nenusikabinsiu. Nepatiko, nejaučiu. Nu, blet, ne. Nu, net toks, labai toks jau plaukiantis visas, ane? Nu, sakykim, kad tipo, nu, yra tekę su motu pavažiuoti, žinai, bet šitas toks pats nesaugiausias atrodė. Ta prasme, kad... Atrodo, vos posakiu, vos ne kaip su vandens motu galbūt. Bet pliusai, minusai iškart atsėdė kaip mašina, ne? Jokio vėjo nėra, nieko. Aš pastatyti sėdžiu, žiūrėjau, koks vėjoto kokia, žinai. Patogiai važiuoti. Bet čia toks autostrada, toks tokiais keliukai, žinai. Nu. Nes dabar jaučiu toj batoną gaus, kai važiuosim. Čia normaliai galiu, aš čia spaus visai. Ramiai važiuosime. Upelis teka, žolė drėgna, padangos slikai. Nuvažiuot tai nuvažiuot, bet kaip čia įvažiuot reikės. Žinau, kad čia šaltinis toks yra. Opa, jau krūmelis. Nevaryk skersas labai. Normaliai bus. Ką? O čia tokių man reikia prisis. Kasas skersuoja.
Gėrybių ragas. Gėrybių ragas. Candy popas. Saugusių candy popas. Nu, čia jau suprantame iš karto. Sveikata. Mylimasis. Kuprotas. Oi, tu mačio. Eina, bamba, pagainis, aš taip apie vykę čia. Per upę dainelę davai. Kaip džetski bus. Kai džetski, grinai. Einam ruošę, einu aš palapinės atyti, malko rinkti. O, vaikinė, iš... Žiūrėk, vėliau. Pagalvėlė. Nu gerai. Einam, aprodysim mano chatą ir komentarus vertinkim. Pas kurį panykės eitumėt. Čia tokio vienišiaus fengungio, čiužinukas, mėgmušiukas, pagalvykė ir vetsau. Viskas. Nu, parodyk savo. Decathlon, palapinė. Eik tu savo. Eik tu savo, jau žinau, kas laimėjo. Čia pagalvėlė tokia su širdutė. Na, kepurė. Kur kriauklė? Ten toliau biški. Net įrankių paėmė kažkokių. Malkom? Malkom apdorot. Tačiau duriu. Man. Fiskaras. Tėvukas padūno kalėdų progą. Dabar bus bandyti. Duosiu tau išbandyti. Nesikeik. Sulaužysi, tai nieko nebus, bet man širdelės kodės. Prašom, galite eiti bandyti. Močetą. Ir kirvukas. Su juo miegosiu. Man kardą duosi. Tau kardą. Einu, išbandyk. Trašė man šiaip dar neatsibodė yra. Jie labai saldus, jie atitinka mano labai saldumynų charakterį. Ir sveikas, smagu, kad ten tu gali juodą šokoladą su baltu, žinai. Su riešutukais, ten daug yra skonio. Bet jisai nėra saldus, aš vertinu, saldumynas turi būti išraiškingas, desertas, žinai. Manau, kad jo. Jeigu nori ten suveikia. Kokio nealkoholinio alaus prie šito burgerio pasimsi? Įpa dabar. Įpa. Padarymą. Zakrija. O aš jaučiu eisiu į išorę valgyti. Aišku, jeigu aš čia tiesiog. Tok. Nieko, galim ir nuo čia valgyti. Nefilmuok. Davai, kas tą burgerį, nes to ir įpamėsi, žinau. Kaip jį katę. Paradyk dar kitą. Gal. Paradyk vidų. Vaikinė. Gerai, nuo bulvikio kepti. Matas burgeriukas. Matas. Big lanka. Big lanka. No. Gerai. Su bulvyte. Žiūrim mūsų, bulvytės, dar snaksų. Pastovi yra čia? Flor de Cubano. O mano paim pažiūrėk. Čia prie kameros.
Imperialas. Motociklai, merginos, alus. Kaip ten ta daina? Čia GPT buvo. Ar ne tai buvo? Leidžia žiūrėk tas dūmas, kai degtų hataną. Eiktų nakui. Toks tirštas. Nu, vaikučiai, labanaktis. Dėdės eina parūkyti cigarų. Ir pabaigsim nealkoholinį alų. Labai sunku gerti tokį alų. Labai. 6 tokius išgerti sunku. Jau, man. Здорово. Papasakok, ką čia dėsite. Dėsim špygų mėsą, svogūnus, dėsim kiaušinį ir ant galo dėsim žalumynę ir sūrą. Nice. Iškar visus kepi? Visi. Gali braukti. Ačiū. Ragaujame. Ovesom. Nu ką, broleli. Ką rekomenduočiau, kas gal pirksi tokius, tai kad apsauginę prevelės nežiūrėk kaip trinas. Matai? Ir tų tašių. Taip. Ką dar ko rekomenduotum? Dažniau išvažiuoti Kur? miestą. Ir mažiau. O kur jūs man pasėjo, kur nuvažiuosime su Viliu, ne, išbandysim su kempinimo spotą. Sutvarkėm viską, kaip paliko. Nu dar atvardysim, viską laužą užgesins. Ir kada gegužę dabar vaisi? Reik manyt? O tu nenori su baidarė bandyti? Nedaug, taip kad taip 3 valandas parikuoti. Nežinau. Miegmaišis. Čia dar tiltų dar kažką įsidėt, bet užtek čia. Užsifiksuoja, pompo, palapinė, čia dar dėtus ant sukaupu ant viršaus be daiktų, bet užtenka jau. Ir taip. Pasidaro. BMW. Pala. Ir mano draugo kompaktiškas labai Žinys. tarp jėgos šiukščias, o priminė reiksmas, kur susidėjom visi mes. Irgi patai. Jeigu vesitės merginai nori komfortiškai, tai Jums reikia BMW. reikia tokią BMW. Užsifiksuoja. BMW. BMW. Dar kažką pridėsite? BMW. Ir kėdutė, aišku, irgi kompaktišką labai pasiėmė, turbūt pačią mažiausią, kurią rado. Dėsime čia ir su... Nu, vairuoti bekeliai su tokio dydžio motociklo sunku. Ne. Tikrai ne. Čia enduro motociklas ir keliauti enduro motociklas. Tik padangas reikia tinkamas. Sudėta, ne? Sudėti. Aš negaliu sustoti, man įklims. Aš su tokiu net rekomenduočiau su tokiu važiuoti.
Su tokiu sunku važiuoti bekelę. Su šito. Su šitu daug lengviau. O ant kiek šitas važiuoja? Ant vaikelį. Tu tiek dar gimęs nebuvai, kiek. Dainius numeris iš purvino. Pažiūrėsim, kas gausis. Kaip sekas, Dainiu? Eina gerin? Ką?